Sveiki visi, šiandien parodysiu, kaip mano veikia laiko mašina. Taigi, pirmiausia pasimam kviečių sėklos, ateinam prie čia, pasodinam. Čia, kaip matote, yra laikrodis. Čia toksai kaip portalas. Tai nuspaudžiama šitą mygtuką. Matote, laikrodis sukasi ir jūs atsirandate štai čia. Matote, daugiau javų, daugiau namų. Matote, bulvės, namas. Taigi, spaudžiame dar kartą. Mus nuteleportuoja į ir morkos, ir kviečiai, ir ten kviečiai, ir dar morkų, ir bulvių, ir dar didesnis namas. Ir taip spaudinėdami, čia dar šulinys. Taip paspaudinėdami, mes atsirasime, pradeda suktis laikrodis, mes atsirandame štai dideliuose namuose. Bulvės, kviečiai, normalus šulinys, takelis jau, kaip matote. Ir taip dar kartą paspaudus. Vėl sukasi laikrodis greitai. Jisai sukasi ir mes atsirandam čia. Štai normalus takelis, fontanas, namai su tokiom durim. Viskas daug gražiau padaryta. Viskas atrodo taip užrakinta, netgi aptverta kviečiai su bulvėm. Dar kartą paspaudus, mus nuteleportuos į tokį. Tai čia yra tokius, žodžiu, žinot. Matot, šitaip viskas uždaryta, čia lempa. Taigi, su jumis čia aš buvau Rokėzas, viso gero.